Ir dabar jau gale yra diskusijos, klausimai, kas norėtų, prašom. Mikrofonas turbūt tenais, padės organizatoriai, kokių klausimų visiems būsiems lektoriams. Aš tai noriu kreiptis į Agnę ir aš žinau, ar visi žinot, kad Agnė ką tik apgynė disertaciją. Taip, ir tikrai labai sveikinam Agnę, džiaugiamės. Vat, ir tikrai geras labai pranešimas. Ir mes irgi mokom visą laiką, jeigu tik ar ten biopsijoje židininė segmentinė, ar ten neaiški kilmė tos lėtinės inkstų lygos, bent jau padarykit sausą Fabry tą lašą. Ir tikrai, vat, ir dabar nesenai diagnozavom pacientą su Fabry lyga. O dėl Alporto vėlgi tikrai atsirado galimybės ir Vilniui, ir Kaune nustatyti, ištirti, plus atkreipė dėmesį, pasikeitė klasifikacija Alporto sindromo. Tai tą mes nefrologai tikrai turim gerai žinot, kad pasikeitė, kad plonų membranų liga tai ir yra priklauso Alporto sindromo. Bet mano klausimas, o ar literatūroje yra duomenų, vat visi šitie naujieji renoprotekciniai SGL2, ar ten tie nesteroidiniai mineralkortikoidų receptorių antagonistai, kaip jie, ar tai prie Alporto, ar prie Fabry, ar jie ten mums būtų naudingi, ar bando juos? Ačiū labai ir už sveikinimus ir už klausimą. Atsakant į jūsų klausimą, tai kadangi tiek turbūt Alportui, tiek ir Fabry lygai proteinūrija yra progresavimo rizikos veiksnys, tai SGLT2 inhibitoriai ir ką mes turim dapaglifozinas, tai turbūt vienas iš tų tikrai pasirinkimų, kuriuos galim paraleliai greta RAS blokatorių skirti. Tai mes juos ir dabar skiriam irgi ir Alporto sindromų pacientams, kuriems yra proteinūrija. Na, o kalbant apie kitas terapijas, dar nėra ten tokio labai aiškaus ir konkretaus pasakymo, kad vienoks ar kitoks preparatas būtų geresnis. Išlieka RAS blokatoriai ir dabar SGLT2 inhibitoriai, kurie dar vaikams, pavyzdžiui, dar negali būti skiriami, kol kas tokių duomenų nėra. Bet labai intensyviai dirbama ties genų terapija. Tai labai tikimės per artimiausius metus turbūt turėti jau ir genetinių pažaidų ištaisimą, kas iš tikrųjų tiesiog būtų didžiulė revoliucija medicinos pasaulyje. Aš galiu pakomentuoti, kad kartais pasaulis truks plyš ieško, kaip išgydyti lygą. Ne Fabrio, man rodos, Alporto pacientam, nepaisant to, kad FDA pasakė, jog nelabai tas vaistas iš vis tinka, bet savo laiku jisai buvo bardoksolonas, toks antioksidantas, labai lyg ir pagerinantis GFG. Tai vis tiek buvo sudaryta studija, kad galbūt jisai va šitoj vietoj padės, tai nepadėjo. Bet gal tada padės tik. Šaunuoliai, tikrai smagu klausytis, kad jaunimas mūsų puikiai skaito pranešimus. Kaip va tą fizinį aktyvumą mūsų pacientam, pasakysit, va daryk, bet ar jūs sugalvojot, ar gal bandot, ar gal ruošiatės? Kaip ar sudaryti sąlygas, ar pamokyti, kaip įtraukti tą fizinį aktyvumą? Ačiū profesoriui už gražius žodžius. Apie tą fizinį aktyvumą, tai visų pirmiausia, aš tikriausiai turiu pripažinti tai, kad didžiąją laiko savo dalį, būdama nefrologė, dirbau su peritoninės dializės pacientais, kurie kartais mane net nustebindavo savo fiziniu aktyvumu ir aš kartais net galvodavau, kad reikėtų galbūt jį primažinti, nes kad neprisidarytų savo kažkokios bėdos. Dabar visai neseniai grįžau kažkiek dirbti ir į hemodializės skyrių, tai iš tikrųjų sunku, aš labai suprantu, kad iš tikrųjų sunku, ypatingai vyresnio amžiaus tuos pacientus. Tai iš tikrųjų, kaip ir minėta mano lektoriai, kuri labai daug apie tai kalba, domisi visu tuo, tai tuos mes tikriausiai net nesuvokiam, kiek ribotas tų žmonių yra fizinis aktyvumas. Tai jeigu žmonės, kurie, sakykime, sunkiai juda, paragint pradžią juos judėti bent jau namų aplinkoje, kas dažnai jiems irgi jau yra iššūkis. Tai tikriausiai tas būtų smagu. Ir
nežinau, jie labai smagiai pasišneka pas mus prieš dializės sesijas, tai galbūt aš taip įtariu, kad vieną kitą įtikinus judėti daugiau, maža ką, galbūt tas draugystės irgi kažkoks fenomenas įsijungtų ir jie vienas kitą paragintų. Tai iš tikrųjų kažkokiu tai išeičių ir stebuklingų būdų neturiu, bet tikriausiai pradžioj taip mums patiems suvokti, kaip tai yra svarbu. Nes manau, kad retas iš mūsų pagalvoja ir šneka su pacientais apie tai, jeigu taip visai nuoširdžiai. Tai tikriausiai kalbėti, kol vieną ar kitą pasieks tą idėją. Ar ne? Ačiū. Gal kažkas iš dializės centrų galėtų pasidalinti patirtim, nes yra, kur ir dirba fisioterapeutai, tai ką jie pasiekia su tais pacientais. Alicija žino. Tai pas mus, galbūt, sakyčiau, tai pasisekė, nes labai kineziterapeutas atsidavęs tam darbui ir dirba aktyviai su pacientais ir mes matom tie pacientai, kurie važiuodavo į dializės sesiją su liftu, dabar aktyviai lipo laiptais ir tikrai patenkinti, kad jų fizinis aktyvumas yra pagerėjęs. Ir jie ima tiesiog pavyzdį vienas iš kito, kur pradžioj nelabai gal norėjo įsitraukti į tą darbą su kineziterapeutu, nes mes visi žinom, kad mūsų lėtiniai pacientai pakankamai sunkiai prisileidžia naują asmenį. Vis tiek čia yra tokia šeima. Tai imant pavyzdį, kad kitam padėjo, kitas jaučiasi sveikesnis, tai tikrai labai daug pacientų įsitraukia ir matom labai didelį įtaką. O kas iš nefrologų sportuoja? Nu, kas sportuoja iš nefrologų? Nu, ką, mes tik dviesi su Alicija. Tai Marius kėlė. Marius. Visokinis gyvenimo klausimas. Nereikia, mikrofoną aš Laurynui tikriausiai tokį galbūt ne visai įtėmų, bet klausimas, kada jis labiausiai, pakelbant daugelis visomis naujovėmis, kas vyksta dializės technologijos srityje. Kažkokį gerą 10 metų profesorė Edita Žeginskienė tokią darė įstatymą, paskaitą apie galimą ateitį dializės. Diržai ir visokie kitokie bandomi sukurti dirbtinio inksto prototipai. Kas pajudėjo, nes suprantu, per 10 metų nelabai kažkas, bet vis tiek daugiau žinom, girdint. Tai diržai yra, bet jie rezervuoti kam su kateteriais ir tos studijos labai mažos, po keliasdešimt pacientų, o dirbtinio inksto taip ir sustojo tas projektas. Vėl mačiau, kažkokį fundingą gavo, bet nieko naujo. Kol kas, kad būtų rezultatų, tai ne. Ksenotransplantacija pajudėjo. Ja, tai su Mariu mes buvom pernai Amerikos kongrese, šiemet mes deklaruojam savo, kad buvom. Tai iš tikrųjų visada būna sesija šitiem nešiojamiem, portatyviniam, dirbtiniams inkstams. Tai tikrai toliau nesustojo, toliau vysto, jie mažėja, ta aparatūra mažėja, jin patogesnė. Paskui dar yra bandymai sukurti visai mažus aparatėlius, kuriuos čia vos ne į ranką įsodina ir ten prie kraujagyslių prijungia. Ne, viskas vyksta, tik ant kiek tas realu, kad ateitų į mūsų praktiką. Bet ten klausantis atrodo realu. Tai vienas dalykas. O dėl auginimo, sakau, labai gaila, nespėjam vieni pas kitus važinėti, tas Japonas, kur buvo iš Kumamoto, tai labai gražiai rodė, jau jie labai daug ką išaugina. Jau yra išauginami glomerulai, kurie sekretuoja tą vadinamą šlapimą iš ląstelių čia viskas padaroma. Šlapimą į kanalėlius, netgi hidronefrozė vystosi. Problema kol kas neišeina peritubulinių kapiliarų išauginti. Tai viskas vyksta ir tempai, dabar yra didžiuliai konsorciumai tų mokslininkų, kurie bando iš ląstelių išauginti. Jau jie išsiaiškino, iš kurių ląstelių geriausiai auginti, iš kokio ten mezotelio sluoksnio, čia galiu ir primaišyti jo tų žodžių ten.
Tai šiaip įspūdinga, bet tiksliai pasakyti, kada Nu, kas. tai va, iš esmės daro po vieną dalyką, o paskui kaip tą sujungti į visumą visada sudėtinga. Taip. Vieni aparatą, kiti iš ląstelių, kiti iš kiaulės, kaip ją modifikuoti. Nu, ne pačią kiaulę modifikuoja. Bet Kiauliukas, žodžiu. Dar jau ir Lietuvoje prasideda, kad gyvybės mokslų centre jau bando 3D spausdintuvą ir ten kaip į tą rašalą vadinamą jau prideda ląstelių ir gali išspausdinti ir mėgins spausdinti įvairias struktūras tame tarpe ir inkstą. Na tai dar viena kryptis 3D spausdinimas. Žodžiu, Vacys dar dirbs, kol sulauks. Aš taip pirkau, kad mano amžiui gelbėti dar. Neišmesančiau. Tai va, jeigu baigėsi klausimai, kviesiu tada profesorius finalizuoti mūsų konferenciją. Prašom. Na, pagalvojau, kokia visgi nefrologija plati. Kiekvienas čia save suras. Nuo histologijos, inkstų veiklos tyrimo iki sudėtingiausių techninių sprendimų, va, kaip Saulius matėsi, tiesiog verda tame ir visas difuzijas, konvekcijas, iki genetikos, biopsijų. Kiekvienas čia atras save. Tikiuosi, kad jaunimas rinksis nefrologiją ir toliau, nors pasaulyje jau yra tokių nerimą keliančių požymių, kad jiem atrodo per sunki specialybė, bet tai yra be galo įdomi. Vacys, matau, šypsosi į jūsą, kad dializės paslaugų dar reikės tikrai ilgam. Na, o šiaip tikrai laikas turbūt baigti. Labai ačiū visiems, kas atvyko, kas pasiruošė, kas iš kitų miestų važiavo. Dabar bus vėlinės, kažkiek bus išeiginių, susikaupsim. Po to mes su profesorė būsim Filadelfijoje, Amerikos nefrologų konferencijoje tuo metu. Ir po to Kaune susitiksim ūminio inkstų pažeidimo konferencijoje. Na, o kitais metais vėl ir jau yra planas konferencijų, mačiau labai įdomių, ir apie inkstų transplantaciją vyks. O kovo 14 inkstų diena ir iškrenta eilė Vilniui, tai vat kviečiu visus į Vilnių, kartu visi paminėsim pasaulinę inkstų dieną. Dar nežinom, kokioj vietoj bus, bet vyks kovo 14, kaip ir, ir taip išeina, kad ketvirtadienis ir sutampa su ta pasaulinė inkstų diena. Tai bus gera proga susimatyti. Inkstų sveikata visiems. Tai čia matyti, kažkas visai neseniai buvo. Tai ir vyrams, ir moterims, ir seniems, ir jauniems, ir turtingiems, ir vargšams, visiems, ir vaikams, ir suaugusiems. Tai labai plati tema. Ir beje, gal jeigu dalyviams ten bus išsiųsti sertifikatai, tai galbūt pasiūlykit kokių temų, kas įdomu būtų, nes kaip susėdam galvoti, tikrai nebūna taip paprasta. Ir kaip išmatuoti inkstų rezervą, viena iš temų. Galbūt specifiškai iš dializių kažkas ar dar kažkoks klausimas. Taip kad, tikrai siūlykit, kad visiems būtų įdomu ir kad būtų paliestos visos temos. Tai labai ačiū, gero kelio namo ir iki kitų kartų. Sėkmės.